Sveiki, jūs žiūrite trečią Atgal į ateitį instrukcinio filmuko dalį. Netrukus aš jums papasakosiu, kaip suburti savo svajonių komandą. Jūs tikriausiai nemanote, kad sunkiausius darbus galite nuveikti vienas kaip pirštas. Kad būtų įdomiau, o darbas rūktų kaip iš pypkės, papasako, ką sugalvojai savo bičiuliams ir įtrauk juos į veiklą. Įsivaizduokit futbolo komandą, kuri žaidžia ne kartu, o kiekvienas už save. Taip ir gera komanda turi turėti vieną tikslą ir vieni kitiem padėti jį įgyvendinti. Tad jei tau kilo idėja ir tu nori dalyvauti projekte, griebk už parankės artimiausią savo bičiulį, kuriam taip pat gali būti įdomu kraštotyriniai dalykai, mūsų valstybės istorija. Bet labai svarbu neužsidaryti, bet priimti visus kitus. Tai yra, mes kartais nepastebim draugo arba klasioko arba dar mažesnio, galbūt kažkokio mūsų mokyklos atstoviuko, kuris, tylesnis, ramesnis, galbūt po pamokų eina tiesiai namo ir nelabai su mumis bendrauja. Tai šioje vietoje reikėtų visą laiką neuždaryti durų ir pasikviesti kitus. Galite daryti plakatus, galite prašyti mokytojų, kad jie per pamokas paminėtų, kad yra tokia iniciatyva ir jūs norite, kad jie prisijungtų prie projekto. Galite pasidaryti skrajutes, kurias dalinate prieš pamokas. Valgykla gali būti ta socialinė erdvė, kur visi vaikai išbadėję bėga prie blyno, jūs jiems pakšt paduodat lankstinuką ir sakote, eik tirti. Perfrazuojant vieną animacinių filmų herojų, kaip laivą pavadinsi, taip jis ir plauks. Tas pats ir su komandos pavadinimu. Pavadinimas veža, ne? Jeigu pavadinimas nevykęs, jis mūsų neuždega, mūsų neveža, nėra gerai. Taigi pavadinimą išsirinkti yra svarbu. Pavadinimą, kuris patrauktų, kuris burtų, kuris telktų, kurį pasakius būtų aišku, kas mes tokie. Pavyzdžiui, Vilniaus universitete Česlovas Milošas, kai studijavo, prieš karą buvo Valkatų klubas. Tas Valkatų klubas jungė įvairių sričių studentus, jie plaukdavo baidarėmis, pažindavo kraštą ir tai buvo studentų laisvalaikio leidimas, bet labai prasmingas, nes jie pažino šitą kraštą, o pavadinimas Valkatos. O toliau dar įdomiau, kad visi dirbtų darniai ir vieni kitiems nekaišiotų pagalių į ratus, būtina pasiskirstyti pareigybėmis. Tai yra, kas ką jūsų svajonių komandoje veiks, o pareigybės galėtų būti tokios. Projekto darbo koordinatorius, jis turi kuruoti, ar viskas atlikta laiku ir vietoj, jis turi visada visiems pranešti, kur, kada ir kaip renkamės. Jis iš esmės turi būti tas žmogus, kuris tiesiog kuruoja, kad viskas vyktų teisingai ir palaiko ryšį su mokyklos administracija ir iškilus bėdoms kreipiasi į mus. Projekto viešųjų ryšių specialistas turėtų būti atsakingas už tai, kad jūsų vykdoma veikla bei pasiekti rezultatai būtų žinomi tiek mokiniams, tiek bendruomeniai. Iš esmės, viešųjų ryšių specialistas viešina jūsų pasiektus rezultatus bei veiklą, kurią vykdote. Projekto metraštininkas turėtų būti tas žmogus, kuris fiksuoja visą tai, ką jūs jau įvykdėte ir tam tikrus sprendimus, kuriuos jūs jau priėmėte, kad iš esmės tam tikrų dalykų jūs nepamirštate projekto eigoje. Bendradarbiavimo koordinatorius turėtų būti atsakingas už tai, jog kitos mokyklos, kurios yra regione, šalimais, žinotų apie jūsų vykdomą projektą, kad būtų jį gal pakviestos prisijungti, o gal tam tikros veiklos suplanuotos bendrai kartu su jais būtų, tad būtent bendradarbiavimo koordinatorius turėtų užtikrinti ryšius ir santykius su kitomis mokyklomis. Žurnalistas griebia diktafoną arba išmanųjį telefoną, kuriame yra diktafonas, pasiskambina su vietiniu partizanu, tremtiniu ar kita asmenybė, atkeliauja pas jį į namus, pageria su jo arbatos ir pavalgo sausainių, bei paklausinėja įdomių dalykų, kuriuos paskui užrašo ir pateikia savo komandos draugams. Projekto režisierius operatorius turėtų nufilmuoti tam tikras žmonių pasakojimus ir istorijas ir pamėginti visą tai sumontuoti ar sudėti į trumpą dokumentinį filmuką. Žinoma, pradėjus įgyvendinti projektą, vaidmenų ir atsakomybių gali būti ir daugiau. Muziejininko, archyvaro, gido, turistinių žygių vadovo ir kitų. Gera komanda tai yra kaip kumštis. Visi šitie pirštai priklauso vienam kumščiui. Ir kai jūs veiksite kartu, jūs veiksite kryptingai, jums ta veikla
taps ne kažkokiu papildomu užsiėmimu, o laisvalaikiu. Šiandieninis pasaulis yra toks gana atgrasus. Mes varžomės, mes matom tą viešąjį gyvenimą, kur visi stumdosi ir įrodinėja, kas čia stipresnis, kas čia kietesnis, o šitas projektas siūlo atrast žmogiškus ryšius, atrast tai, kas yra žmoguje patrauklu, kuo mes galim remtis gyvenime, kuo mes galime džiaugtis gyvenime. Ir jis yra prasmingas, tuo, kad mes galim iš tikrųjų kurtis padoresnį gyvenimą, padoresnę aplinką visi kartu. Atrast viens kitą kaip draugus, išmok draugiškai veikti, išmok paskui pasitikėti vienas kitu. Ir dar vienas patarimas – nešokti aukščiau bambos. Jei matote, kad nesugebėsite atlikti visų priimtų įsipareigojimų, kuo anksčiau praneškite kolegoms. Juk nenorite tapti komandos pažaduku. O jei norite sužinoti, kaip greitai ir veiksmingai atlikti namų darbus, žiūrėkite 4. Atgal į ateitį filmuko dalį.